Priimdami arba perduodami vieni kitiems patirtį, mes tampame, tarsi šaltiniu kitiems. Kitaip sakant, dirbdamas su grupe, dirbdamas komandoje, dirbdamas su visais kartu, aš esu šaltinis kitiems ir grupė, tai yra kiti žmonės, kurie dalyvauja, yra resursas man. Tai yra visiškas abipusis ryšys, labai naudingas visiems, kurie dalyvauja tame procese. Naudodamiesi bendrais darbo rezultatais, mes praturtiname savo pamokas ir, žinoma, visada džiaugiamės rezultatu. Aš pristatysiu savo šokių pamoką, kuri galbūt pradinėse klasėse gali trukti kaip viena akademinė valanda, bet jau turėjau galvoj 1-2 klasė, o 3-4 klasė galėtų būti jau ir iki 2 pamokų. Tai stebėsime vaizdo įrašą ir kalbėsime apie labai gražų spektaklį, kurį sukūrė kolegės ir su muzikos mokytojais pasitardami, ir su dailės mokytojais, iš vaikų meninės studijos Diemedis, spektakliukas, kuris vadinasi "Kas buvo, kai nebuvo". Šitas spektaklis buvo parodytas Lietuvos vaikų ir jaunimo centre 2016 metais. Aš jį atsitiktinai visiškai radau internete, bet atradęs jį tikrai labai apsidžiaugiau, nes galėjau organizuoti savo veiklas būtent remdamas šituo spektakliu. Pradinių klasių mokytojams tai galima bus taip pat pasinaudoti, bet tai bus galbūt paskaitos arba užsiėmimo dalis su mano šokio pamoka "Kas yra kas", kurią aš vedžiau ir dažnai vedu vyresnėse klasėse. Mes jau kalbėjome anksčiau, kad šokių bendroji programa turi 3 pagrindinės sritis. Tai yra šokio raiška, šokio supratimas ir vertinimas ir šokio reiškinių ir kontekstų supratimas. Ir kaip šokio mokytojai mes labai dažnai atsiduriame įvairiose situacijose. Ne visada galbūt mums dėkingos situacijos yra mokykloje, bent jau mano mokykloje, kur aš dirbu dabar, ir taip yra buvę ir kitose mokyklose. Ne visada mes turime patalpą, kur galime vesti šokių pamoką ir aktyviai šokti. Tai yra atlikti programos sritį šokio raiška. Spektakliai, repeticijos, mokyklų renginiai ir visi kiti salės užimtumai, kurie neleidžia vesti pamokos, tiesiog mus įstato į tokią padėtį, kad mes turime vesti pamoką būdami su vaikais, pavyzdžiui, toj pačioj pradinėje klasėje, kur jie mokosi, tarkime, visą dieną. Kas yra šokio supratimas ir vertinimas? Būtent šita programos sritis. Tai yra stebimo, atliekamo arba kitaip kūriamo šokio kūrinio nagrinėjimas, interpretavimas ir vertinimas. Kitaip sakant, vaikai turi tą gebėti padaryti. Mes mokome vaikus interpretuoti, atskleidžiant, gebant nusakyti, kokias prasmes jie įžvelgia ir kaip supranta stebimą arba atliekamą šokį. Kitaip sakant, mokome matyti, stebėti šokį ir jį suprasti. Žinoma, paskui ir įvertinti. Galime kalbėti taip pat ir prašyti ir skatinti vaikus, kad jie mokėtų išsakyti savo nuomonę. Tai būtent tokiam dalykui ir pasitarnauja štai tokia pamoka arba bent jau pamokos dalis, jeigu jūs organizuojate tai kitaip. Iškeliu pamokos uždavinį. Pamokos "Kas buvo, kai nebuvo", tai yra spektaklio pavadinimas, uždavinys. Mokiniai gebės pasakyti savo nuomonę apie stebėtą vaizdo įrašą, šiuo atveju apie šokio spektaklį, atkreips dėmesį į įvairius dalykus ir detales, padedančius suprasti patį spektaklį, tuo pačiu metu ir patį šokį. Tai būtų pamokos uždavinys. Kokios veiklos būtų organizuojant tokią pamoką? Tai pirmiausia, aš siūlau šitą spektaklį, šokio spektaklį, peržiūrėti kelis kartus. 1-2 klasiai vaikams mano patirtis tą parodė, kad užtenka spektaklį parodyti 2 kartus. Ir ta pamoka galėtų būti kaip viena akademinė valanda. Tai yra visą pamoką mes galėtume kalbėti apie šitą spektaklį. 2 kartus pasižiūrėję ir aišku aptarę.
Jeigu mes turime pamoką 3 arba jau ir 4 klasėje, kai vaikai turi daug daugiau patirties šokio srityje, tai tada mes spektaklį galime peržiūrėti dar net ir antrą pamoką, tarkime po savaitės prisiminti, bet jau spektaklį pasižiūrėti daugiau ir nuodugniau su tam tikrais dalykais. Tai pavyzdžiui, kalbėdamas su pradinukais 1-2 klasės mokiniais, kada aš jiems rodau šitą pamoką, tai mano po pirmo spektaklio peržiūros arba dar prieš patį spektaklį, taip pat irgi galima, tai galėčiau iškelti vaikams tokį klausimą. Paskui galėčiau jų ir prašyti, arba ir prašau atsakyti, kuris iš atliktų šokių jums patiko. Kitaip sakant, vaikai pradeda žiūrėti šokio spektaklį ir suformuluotą užduotį, kurios turi laikytis. Kada mes peržiūrėję pirmą kartą vaizdo įrašą aptariame ir visi iš eilės pasisako, o stengiuosi visada pasiklausti visų vaikų, neapeidamas vienokiu arba kitokiu būdu. Vaikai paprastai tikrai noriai dalyvauja ir atsako į klausimą ir išvardina, patiko šitas šokis, patiko šitas šokis, patiko tas arba tas. Tada žiūrime spektaklį jau antrą kartą. Antrą kartą žiūrėdami spektaklį, mokiniai jį jau pasižiūri truputėlį kitokiomis akimis. Jau nebe stebi to bendro vaizdo, bet skatinu, kad jau pradėtų, pagalvotų ir galbūt atsakytų taip, kaip jau reikalautume su nuomonės pateikimu ir su argumentavimu. Tai patinka vienas arba kitas šokis ir tada reikėtų jau pasakyti antrą kartą, būtent nuodugniau pasižiūrėjus į tą šokį, patiko todėl, kad, arba, žinoma, galime gerbti nuomonę, nepatiko todėl, kad, bet būtinai turėtų pagrįsti. Su trečiokais, ketvirtokais jau pamokos metu, žiūrėdami trečią kartą, bandau šitą spektaklį su vaikais pasižiūrėti jau labai nuodugniai komentuodamas. Į tuos dalykus, į tas įvairias detalės, į atskirus elementus, integracinius dalykus spektaklio metu atkreipti dėmesį ir būtent labiau pakomentuoti. Tai mokytojas komentuoja atskiras detalės, kalba apie valandos įvaizdį, čia, pavyzdžiui, yra labai gražus integracinis momentas, kalba ir atkreipia vaikų dėmesį apie lėles, tarkime, kurie aiškiai spektaklyje yra panaudotos jų pačių pagamintos, arba atkreipia dėmesį į piešinius. Žinoma, eina kalba, kaip visada, kai mes stebime spektaklį, tai kalbame ir apie kostiumus, kalbame apie scenografiją, kalbame apie įvairias sceninės pagalbinės priemonės, kurios buvo panaudotos spektaklyje ir būtent šokiuose. Tai, pavyzdžiui, skorpiono žnyplės arba dinozauro galva ir uodega, laužo lazdelės. Ir labai gražus momentas, kada tos laužo lazdelės kažkokiu momentu virsta netgi atskiromis būgno lazdelėmis ir tai yra jau ritmas pateikiamas ir grojamas pačių. Tam tikri gražūs momentai, kurie šokį mus stebint džiugina. Ir žinoma, atkreipiam dėmesį į tam tikras vaikų šokėjų atliktas klaidas, ką irgi labai gera yra pamatyti ir akcentuoti vaikams, kad jie tą pamatytų iš šalies. Jūros gyvenimą, štai čia yra, matėte, ir panaudotos priemonės, pavyzdžiui, medūzos ir panašiai. Laikrodis arba tas metinis metų skaičiavimas, kada kiek, kokiu laiku atsirado gyvybė. Vaikų atliktos figūrėlės arba lėlės yra. Štai čia yra atskirai mergaičių ir berniukų šokis. Ir va štai, pavyzdžiui, komentuodamas jau su šitą šokį, tai atkreipiu vaikų dėmesį, kad štai čia, pavyzdžiui, vienas netgi berniukas šoka visiškai nepataikydamas su visa grupe, atsilikdamas, darydamas klaidą.
net pasisuka ne į tą pačią pusę. Vaikai, žinoma, tą dalyką jau pamato iš karto. Aš truputėlį sustabdysiu sekundai. Dar čia yra šitame spektaklyje labai gera vieta ir tikrai kiekvieną kartą mano vaikai sureaguodavo labai supratingai į tai, kad kažkas iš šokėjų šoka darydamas klaidas. Tai yra puikus ir labai geras momentas atkreipti dėmesį, kad galbūt tas berniukas sirgo ir neišmoko arba nerepetavo to šokio spektaklio, nesimokė žingsniukų ir panašiai. Galbūt jis tiesiog nenorėjo mokytis, gal jis tiesiog padarė klaidą dėl kažkokios kitos priežasties. Šito dalyko mes negilinam, bet aiškiai matyti, kad yra padaryta klaida ir tas aiškiai matyti vaikams iš šalies. Mes kaip spektaklio žiūrovai matome, kad tai yra klaida. Ne tik tai, kada jie šoka visi labai gražiai vienodai, bet ir kai padaro klaidas. Taip, toliau kitas šokis, jau laikrodis po truputėlį pildosi. Vabzdžių šokis. Vabzdžių šokis, vėlgi gražus įvadas su lėlėmis arba savo pasigamintom priemonėm, ir puikūs kostiumai. Puikūs kostiumai, nors šokis čia iš tikrųjų nėra sudėtingas, bet vaizdas yra puikus, atkreipiamas dėmesys vėlgi į scenografiją. Ta scenografija irgi vėlgi nėra labai sudėtinga, tai yra vaizdas, vaikų piešiniai fone, rūbeliai, bitės, boružėlės, kažkokie voriukai, tarakoniukai ir panašiai. Tas tikrai žiūrima ir vaikai tą mato labai gražiai ir įdomiai. Žinoma, dinozaurai. Dinozaurai visiems labai patinka, filmukų įvairių apie dinozaurus turime daug ir tas šokis, štai dinozaurų vaikams taip pat labai patinka. Priemonės, kurias yra tai ne tik tai rūbai, bet ir štai paimama dinozauro galva, tada yra uodega ir štai tas dinozauras keliauja tarsi iš vienos vietos į kitą. Dinozauro sparniukai netgi sustoja yra. Visus šitos dalykus galima atkreipti vaikų dėmesį ir tą parodyti, apie tai kalbėti. Matote, kad šokio ištraukos yra čia parinktos labai gražios, trumputės, jos tikrai neprailgsta žiūrint ir neprailgsta taip, kad jau būtų labai sudėtinga tą žiūrėti. Paukščių šokis. Kitas yra paukščių šokis. Vėlgi trupučiuką pasikeitusi scenografija. Paukščių šokis paprastai vaikams trupučiuką atrodė toks paprastesnis, bet rūbeliai irgi yra gražus. Reikia manyti, kad tai yra irgi daug pačių vaikų prisidėta prie to spektaklio. Visus tekstus vaikai, žinoma, suspėja perskaityti, spėja pamatyti. Žinduolių šokis. Čia šoka visiškai mažiukai vaikai, tai šokis yra labai paprastutis, nesudėtingas. Matome, kai kurie vaikai netgi visiškai vaikiškai elgiasi scenoje, atsipalaidavę. Tas vaikam irgi labai patinka ir tai irgi labai gera proga atkreipti vaikų dėmesį. Štai kaip atrodo vaikas, kuris nėra galbūt visiškai toks susikaupęs, galbūt turėtų būti labiau dėmesingas, gal turėtų būti labiau susikaupęs, kreipiantis dėmesį į mokytoją. Pirmykščių žmonių šokis paprastai vaikams patinka labiausiai, nes jis yra ritmiškas. Čia yra išklojamas tas pats ritmas, pirmykščiai žmonės, būgnų kultūra. Scenografijos detalės, būgnų lazdelės, kurios dabar yra sudėliotos kaip laužo vietos, kaip laužavietės. Matote, scenoje yra 3 vietose padėta, tai spektaklio kūrėjų kolegių tikrai buvo labai gražiai apgalvota visa režisūrinė dalis, galbūt ir ta choreografinė dalis. Štai ugnis, kuri dega
viršuje, tai parodo, kad čia pirmi šie žmonės šildosi prie laužo. Na ir žinoma, būgnai šoka apie laužą, kartu su tom pačiom lazdelėm netgi atliko tam tikrą ritmą. Bet žinoma, būtinai reikia vaikams duoti pakalbėti apie tai, reikia būtinai klausti jų nuomonės. Tai yra pirmą kartą užduotis patiko, antrą kartą jau kai žiūrim spektaklį, pasikartosiu, vėl klausim patiko todėl kad, arba nepatiko todėl kad, ir trečią kartą jau tada mes kalbame konkrečiai ir atkreipiame vaikų dėmesį į tas detalės. Kartais netgi prireikia, kadangi čia to vaizdo arba veiksmo spektaklis šiaip yra įrašas, tai tik tai toks sutrumpintas, kartais net prireikia patį įrašą sustabdyti ir tada reikia sustabdyti ir kartais net parodyti, kartais gali prireikti truputėlį tą įrašą ir atsukti, kitaip sakant, pavažiuoti atgal tam, kad pakartotume, bet tai mano atveju šitas spektakliukas labai pasiteisino ir tikrai vaikai buvo labai susidomėję ir tada, kada jau reikia kalbėti apie bendrą grupės šokį, kada mes ruošiame mokykloje projektą ir kalbame apie, pavyzdžiui, grupės šokį, turime kūrybinę užduotį sukurti ir pasirodyti savo šokiu, būtent, tarkime, baigiamajame renginyje, aš atkreipiu dėmesį, kad aš savo pamokose niekada vaikams judesių neduodu. Tai mes kūrėme šokius, tuos, kuriuos, iš tų judesių, kuriuos vaikai, na, kaip po kapeikėlę suneša į tą taupyklę ir susidedame, sujungiame. Žinoma, man kaip šokio mokytojui tenka koreguoti truputėlį, tenka konsultuoti, tenka galbūt tuos judesius šiek tiek, na, pagražinti, gal truputėlį pagelbėti, bet visada aš akcentuoju, kad tai yra pačių vaikų ir jų atliktas darbas. Šitas spektaklis yra puikiai integracinė priemonė ir puikiai priemonė organizuoti integracinę pamoką. Koji integracija kartu su muzika, nes yra pirmiausia skirtingų ritmų šokiai, čia yra mušamieji instrumentai, tos pačios lazdelės, integracinė priemonė arba galimybė kalbėti apie tai, kaip galima tokį renginį organizuoti, tai žinoma yra integracija su daile, piešiniai, scenografija, dekoracijos arba mokinių kostiumai, kitos pagalbinės priemonės. Na, žinoma, teatras. Su teatru tai čia mes irgi turime visiškai sutikti, kad tai yra spektaklis parodytas žiūrovams, tai yra atlikėjai ir žiūrovai, kurie kalbame apie sceninę kultūrą, visus kitus dalykus. Na, žinoma, su gamtos pažinimu ir istorija, kaip vystėsi gyvybė Žemėje, na ir su matematika. Valandos įvaizdis, laiko skaičiavimas, skaičiai ir panašiai. Tai integracija su kitais dalykais yra aiškiai matoma. Jeigu kalbėtume apie kompetencijas, kokias kompetencijas ugdome būtent šitos pamokos metu, tai aš jums trumpai atsakyčiau, yra dvi skaidrės, tai yra visos kompetencijos ugdomos tokios pamokos metu. Galbūt turint tikslą kalbėti apie kokią vieną daugiau ir konstruojant savo pamoką, tai mes galėtume daryti, bet jeigu turite pamoką, kuri staiga atsitiko ir jums, tarkime, yra reikalas vesti tokią pamoką, tai mes čia užsimename absoliučiai apie viską. Kultūrinė kompetencija semiasi idėjų savo kultūrinės patirties plėtrai ir raiškai. Galim kalbėti apie kūrybiškumą, nes moka arba ugdosi gebėjimą pasirinkti tinkamas raiškos priemonės, komunikavimą, mokosi pažinti, suprasti, vartoti šokio kalbą, parodyti. Pažinimas mokosi pažinti save ir kitus, aplinkinį pasaulį. Kalbame apie socialinę emocinę sveikos gyvensenos, šoka ir kuria grupėse, dirba grupėse, ne tik tai po vieną, moka susitarti, rasti tinkamus sprendimus. Pilietiškumas mokosi suvokti save kaip gyventoją bendruomenėje, suprasti tuos dėsningumus. Na ir skaitmeninė, žinoma, kompetencija, na, bent jau tikrai moka naudotis IT priemonėm, susirasti filmus arba pasižiūrėti ir mato, arba stebi, kaip tą padaro mokytojas.